Pasiruošę? 1, 2, 3. Aš kaip žuvis vandenį ten jaučiuosi. Tėvas visą gyvenimą pradirbo greitojai. Aš mažas lakščiau tai po vieną pastatą, tai po kitą, tai varžybas su greitąja. Ir taip gavosi, kad įsidarbinau greitojų sanitarų. Nuo 16 jau čia taip neoficialiai. Ir toliau dirbau. 3 kart buvau išėjęs, 3 kart grįžau. Geriau niekur neradau. Ir gavosi taip, kad pradėjau dirbti sanitarų pastoviai. Sakiau, jau dabar jeigu išmes, tai išmes. Ir paskui atsirado paramedikų programa. Daug praktikos buvo tikrai, nes tai mums dar plius mus ruošė kaip pirmą laidą kariškiai. Iš savo muštro išmuštravo mus. Kažkam tragedija. Man tai įdomus darbas, nes tu sprendi tą, kaip ištraukti iš mašinos, kaip tokie. Tai kažkam tragedija, man tai, kaip sakau, adrenalino fanatikai tokie. Žmonės vieni dėkoja, kiti rėkia. Ko taip ilgai važiavot? Būna. Čia dažniausias būna, kur taip ilgai buvot. Nors dabar, kaip yra nauja ta dispečerinė Kauno miesto greitoji, tai mes iki 8 minučių turim atvykti į įvykio vietą. Tai faktas tas, kad gaunasi, kad tie patys paramedikai dirbdami, jie gali gauti gaivinimą, jeigu jie bus arčiau įvykio vietos ir iš paskos bus siunčiamas reanimobilis. Tai ateina į įvykio vietą patys pirmi. Tai būna taip, kad jie dar kalba telefonu su dispečeriu, o mes jau skambutis į duris. Būna tokiu atveju. Bet šiaip reakcijos, net nesigilinam per daug. Gal ir, kaip sako, jeigu gilinsies, kas vyksta aplinkui, tada nematysi, kas vyksta po tavo rankom, ką reikia daryti. Tai užsidedi tokią skydą ir darai savo darbą. Perspektyvu, nes specialybė labai daug žmonių nori į paramedikus. Darbas įdomus, atrodo, dar čia filmų prisižiūri viskas, o kaip patiems susidurti ar su ta koja nutraukti, ar žaizda kraujuojančia didelė, ir paskui tikrai reikia mokytis, nes yra ką vykti. Pas mus paramedikai, jie turėtų eiti vieną juostą tokią, lygią juostą, algoritmas ir nenusižengtam algoritmui, nes ir greitosios sistema yra būtent tas, kad algoritmai. Mums reikia išgelbėti, stabilizuoti ir davežti. Praktinis mokymas mūsų vyksta Jonavos gatvėje, 162, ten mūsų yra mokymo bazė. Yra padaryta manekenai, muliažinės rankos, pneumotoraksų muliažai, adatiniam kardiogramai, defibriliatoriai. Daug visko. Ko reikia, pirmai pagalbai mes viską tą turim specializuoti. Viską ir mokomės. Tiek gimdom, tiek stabdom kraujavimus, tiek gaivinam ir atidirbinėjom tos iki skausmo, jau kaip sakau. Ir pabandysim šiemet dar įdėti, kad jau turėtų ir gimdymo egzaminę. Tai bus labai įdomus dalykas. Šiaip vaikai turbūt yra sunkiausia vaikų ligos, nes skiriasi vaikų ligos nuo suaugusių. Tiek dozėm, tiek. Ir jeigu tu išmokai suaugusio dozės, tai reikia vis tiek ir jau iš naujo mokytis vaikų dozės, nes ten pagal amžių skirstome jau viskas yra. Taip gal skaudžiausia yra tas, kad kaip ir kvietimas, jeigu nuvažiuoji praktikos metu ir vaikas yra mirštantis ar kas, tai yra labai sunku. Turėtų būti pasiruošęs pats vidum, savim. Žmogus, tas toks fanatikas, kaip sakau. Tai tą darbą eiti greitai, tai fanatikai tik. Nuo šių metų rugsėjo 1 startuos skubios pagalbos medicinos programa paramedikams. Tai yra aukštesnio lygio programa, kuri bus prilyginama, galim sakyti, prie buvusio felčerio arba skubios pagalbos slaugos specialisto suvienodinama. Ir programą rengs Švento Ignaco Lojolos kolegija. Tiesiog šaunu.